Sveiki, esu kineziterapeutas Marius ir šis video išskirtinai yra skirtas tiems, kurie dirba sėdimą darbą ir pastebi, kad jų nugara nuolat yra sulenktoj pozicijai. Jeigu jūsų nugara yra nuolat sulenkta, jums kyla didelė labai rizika patirti nugaros skausmą. O jeigu jūs sulenkta nugara dirbate labai daug metų iš eilės, kyla didžiulė rizika, kad galite netgi turėti ir ateityje patirti stuburo išvaržą su visais neurologiniais sutrikimais. Šiandien su jumis noriu pasidalinti labai paprastu stuburo judesiu, arba kitaip sakant, pratimu, kuris gali sumažinti riziką atsirasti nugaros skausmui ir taip pat gali sumažinti riziką ateityje patirti stuburo išvaržą. Taigi, pradedam. Tad jeigu jūsų nugara didžiąją laiko dalį dirbant darbe yra sulenktoje pozicijoje, kitaip sakant, nuolatiniai fleksijoje, susilinkime, mums reikia atvirkštinio judesio, tai yra ekstenzijos išsitiesimo, tam, kad mes sumažintume nugaros skausmo atsiradimo riziką ir sumažintume juosmeninės stuburo dalies išvaržos atsiradimo riziką. Tadgi, pratimas atsistojus yra labai paprastas. Iš pirmo padarome jį atsistojus ir vėliau parodysiu, kaip tai padaryti atsisėdus. Kojas pečių plotyje, dedame rankas ant juosmens ir atsilošiame atgal. Iki skausmo ribos atsiloškite atgal, bet labai svarbu, kad jūsų dubuo būtų neutralioje pozicijoje, tai yra nebūtų išręstas į priekį, nes judesys turi vykti tik tais iš juosmens. Ir jeigu nepatirite skausmo, nejaučiate skausmo, šią poziciją palaikykite 10-15 sekundžių ir grįžkite atgal į neutralią padėtį. Ir kartokite. Tad padarykime šitą pratimą atsisėdus. Atsisėdus šis pratimas išlieka lygiai toks pats. Bet šiuo atveju mums yra stabilizuotas dubuo, tad rizika sugadinti šitą pratimą arba padaryti jį netaisyklingai yra sumažėjusi. Tad pamėginkime padaryti jį atsisėdę. Vėlgi lygiai taip pat koja šiek tiek plačiau, rankos ant juosmens ir atsilošiame atgal. Stengiamės loštis tik iš juosmens skausmo ribose. Palaikykite 10-15 sekundžių ir grįžkite į neutralią padėtį. Kartokite šitą pratimą taip dažnai, kaip tik galite, ypatingai dirbdami. Kartokite tą, kai tik tai turite laisvo laiko. Ir dar vienas papildomas pratimas, patarimas, lifehackas tiems, kurie daug laiko sėdi. Jeigu jūs daug laiko sėdite ir jaučiate, kad sėdite netaisyklingai, yra suapvalėjusi jūsų nugara, sėdite kaip klaustukas, labai paprastas pratimas, patarimas, kurį aš pats naudoju taip dažnai, kaip tik tais galiu. Į taisyklingą stuburo padėtį jūs galite grįžti vos vienu rankos judesiu. Ir tai yra tiesiog uždėkite ranką ant juosmens ir šiek tiek paspauskite į priekį. Ir iškart pajausite, kad jūs išsitiesite ir grąžinsite juosmens lordozę į taisyklingą padėtį. Nugara nebeliks sulenkta, susikūprinusi ir jūs būsite išsitiesęs. Tad tiesiog uždėkite ranką ant juosmens ir paspauskite į priekį. Ir jūs automatiškai išsitiesite. Naudokite šiuos visus 3 pratimus, patarimus taip dažnai, kaip tik galite.